Šiandien mes kalbėsime apie žymiausią lietuvių rašytoją Šatrijos raganą. Gal jūs žinote, iš kur kilo jos pravardė? Neteko girdėti? Kitą kartą durys bus užrakintos. Labą dieną, mokiniai. Atvedžiau jums naujokį. Šiltai ją priimkit ir draugiškai bendraukit. Mokytoja, prašau išeiti į mano kabinetą. Ar būtina dabar? Taip, būtina dabar. Gerai, tada jūs netriukšmaukite. Atsiverskite 128 puslapį ir paskaitykite biografiją apie Šatrijos raganą. Labas. Kuo tu vardu? Chrizantemina. Kaip? Chrizantema? Tai po ką pagėlė, ne? Pats tu ką tas neklausyk. Toks neįprastas vardas, o kaip trumpiau tave vadinti? Krizė. Pažiūrėkit, kaip krizė atrodo, ne? Užsikimškinau, jo. Na, ar tau rimtai patiktų, jeigu tave taip vadintų? Tu aišku. Tik tais gal vertų iš tų kaspinukų kokią voverytės iš kamšėlių įsimėšių būtų daug geriau iš tikrųjų. Neklausyk jo. Geriau papasako, kur iš toli atvykai. Iš Šatrijos. Tai čia šalis ar miestas? Kalnas. Kalnas? Kalnas. Taigi ten raganos gyvena, tai gal tu pati raganė kitokie esi, ką? Žiūrėk, neblogą tašyką žiūri čia turi. O gal kokius šikšnosparnį žiūrint, tada tu matė šią? Pažiūrim kokią čia dalykėlį. O. Kas čia? Tau atsibodo su barbėm žaisti, ne? Su tokiais jūreiviukais užrakiai. Bet tai tu kokia šlykšti, tai ką tu nemelži karvės, tu skerdi karvės? Ką? Iš viso. Girdėk ragas, mažumėlė. Kas čia dabar? To betrūko.